Los Andželas. Miestas, kuriame kiekvienas turi savo istoriją. Nusikaltėliai, boksininkai, pavargę žudikai ir gangsterio žmona, kuri trokšta bent vienos nakties nuotykių. Vieną dieną jų keliai susikerta. Netikėtai, absurdiškai ir pavojingai. Čia kulkos, juokas ir sarkazmas maišosi su filosofiniais pokalbiais apie mėsainius, masažus ir likimą. Čia viskas atrodo atsitiktina, bet tuo pačiu neišvengiama. Su jumis sveikinasi kinomanija.lt. Norime apžvelgti Pulp Fiction arba lietuviškai bulvarinį skaitalą, kurį 1994-aisiais sukūrė Kventinas Tarantino. Filmą, kuriame smurtas atrodo kaip menas, o nusikaltėliai kalba kaip poetai. Tai kūrinys, kuriame vienas šokis gali tapti kultinė scena, o viena fiktyvi Biblijos citata iškilti kaip moralės manifestas. Pasinerkime į kino klasiką, kur kiekvienas pokalbis, šūvis ar kokteilis slepia daugiau nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pulp Fiction yra tarsi energijos, ironijos, smurto, popkultūros ir dialogų sprogimas, kuris net po 3 dešimtmečių neprarado savo galios. Tai filmas, kurį gali žiūrėti 10 kartą ir vis tiek atrasi kažką naujo. Detalę, inotaciją, simbolį ar net paslėptą juokelį. Bulvarinis skaitalas gimė ne nuo prodiuserių ar studijų idėjų, o nuo kalnų sąsiuvinių ir ranka rašytų scenarijų. Filmo pagrindas gimė iš bendro Kventino Tarantino ir Rodžerio Avery darbo. Jie kūrė scenarijų be konkretaus plano, tiesiog leisdami veikėjams kalbėti ir vystyti siužetą taip, kaip diktavo instinktai. Avery turėjo idėją apie boksininką ir paveldėtą laikrodį. Ji tapo pagrindu bučio siužetui. 1992-aisiais Tarantino su Avery kartu keliavo į Amsterdamą, kur dienas leido dėliodami scenarijų ant grindų ir kūrė tai, kas vėliau taps šiuolaikinės kino kalbos revoliucija. Tačiau, kai projektas pradėjo įgauti formą, Tarantino suprato norįs pats valdyti kūrybos vairą. Jis pasiūlė Avery atsisakyti bendraautoriaus vardo, mainais į piniginį atlygį. Taip titruose Avery liko paminėtas tik kaip istorijos autorius. Galutinį variantą 1993 gegužę perrašė Linda Chen, artima Tarantino pažįstama, kuri mainais už darbą paprašė tik pasirūpinti jos triušių. Tačiau Tarantino pažado neištesėjo. Triušis mirė, o režisierius, tarsi šiek tiek atgailaudamas, panaudojo vardą Honey Bunny, vienai iš filme pasirodančių veikėjų. Bulvarinio skaitalo struktūra pakeitė istorijų pasakojimo būdus Holivude. Filmo naratyvas susideda iš kelių tarpusavyje susipinančių istorijų apie gangsterius, boksininką ir paslaptingą lagaminą. Tarantino žaidžia su laiku. Istorijos išdėstytos nechronologiškai, todėl žiūrovas visą laiką yra įtraukiamas, bandydamas suprasti, kaip viskas susiję. Toks formatas tuo metu buvo radikalus. Vietoj linijinio pasakojimo Tarantino tarsi sukūrė labirintą, kuriame žiūrovas ne kiek seko istoriją, kiek yra panardinamas į pasakojimo atmosferą. Kiekviena scena tampa mini pjesė, turinti savo ritmą, įtampą ir kulminaciją. Tokia struktūrinė drąsa neatsirado iš niekur. Tarantinas atvirai žavėjosi prancūzų naująją banga, novelę Veik ir tokiais režisieriais kaip Žanas Lukas Godaras ar François Truffaut. Jų eksperimentai su montažu, chronologija ir pasakojimo logika įkvėpė Tarantiną ieškoti kitokios naratyvo formos. Viena subtiliausių, bet labiausiai simboliškų scenų, kai Mia Wallace užsisako $5 pieno kokteilį Jack Rabbit Slims restorane. Padavėjas paklausė Martin ir Lewis ar Amos ir Andy. Tai nuoroda į 2 skirtingų komikų duetų laikus. Martin ir Lewis reiškia vanilinį ir šviesų kokteilį. Lygiai toks ir buvo patiektas. Tuo tarpu Amos ir Andy buvo šokoladinis. Tai smulkmena, bet puikiai iliustruoja, kaip Tarantinas sluoksniuoja popkultūrinės užuominas net dialoguose. Filmo garso takelis nebuvo sukurtas originaliai filmui. Visos dainos paimtos iš egzistuojančios muzikos bibliotekos. Tačiau jų panaudojimas filme buvo toks išskirtinis, kad vėliau jos tapo nebeatsiejamos nuo atitinkamų scenų. Taigi, pirmoje istorijoje sekame smogikus Vincentą Vegą, Johną Travoltą ir Julesą Winfieldą. Samuelis L. Jacksonas. 2 samdomus žudikus, dirbančius gangsteriui Marcellus Wallace'ui, kurio gražuolė žmona Mia Wallace. Ją tobulai įkūnija aktorė Uma Thurman. Kitame pasakojime stebime karjeros saulėlydyje esantį senstelėjusį boksininką Butchą Coolidge'ą, kurį suvaidino Bruce'as Willis. Tarantino meistriškai konstruoja šias istorijas taip, kad kiekviena jų taptų atskirų pasaulių, tačiau kartu visos priklausytų vienai visumai. Pirmoje istorijoje, kai Vincentas ir Julesas važiuoja atsiimti lagamino, mes stebime, kaip jų kasdieniškas pokalbis apie mėsainius ir masažus virsta absurdiško smurto spektakliu. Antroji istorija pasako apie Vincentą ir Mia Wallace, gangsterio žmoną.
kurios žavesys ir pavojus priverčia Vincentą balansuoti ant katastrofos ribos. Jų vakaras prasideda šokiu, o baigėsi beveik mirtimi, kai Mia perdozuoja heroino. Tai filmo centre esanti istorija, kurioje Tarantino žaidžia su įtampa. Vienas klaidingas pasirinkimas gali viską sugadinti. Trečioji linija yra Butcho istorija. Jis pasamdomas pralaimėti kovą, bet išduoda Marselijų, savo bosą. Laimi ir bando pabėgti. Jo kelionė kupina ironijos. Kai jis grįžta atsimti mirusio tėvo laikrodžio, susiduria su Vincentu Vega, o netrukus ir su pačiu Marselijumi. Persekiojimas netikėtai baigėsi siaubinga scena požemėje, kur Butchas turės progą atkeršyti pasirenka išgelbėti žmogų, kurį ką tik išdavė. Kiekviena istorija iš kitos perspektyvos atskleidžia tą pačią pasirinkimo svarbos ir atsitiktinumo galios temą. Dželsas pasirinka išeiti iš nusikalstamo gyvenimo po dieviško išsigelbėjimo, nes kulka, kuri turėjo pataikyti, praskė pro šalį, ir Dželsas tai priima kaip likimo ženklą. Vincentas to nepadaro ir galiausiai miršta. Butchas pasirenka išgelbėti priešą ir išgyvena. Tarantino čia kuria moralinį kaleidoskopą, kuriame kiekvienas sprendimas turi kainą. Šios trys istorijos susilieja į vieną mozaiką, kurioje nėra aiškios pradžios ar pabaigos. Tarantino sąmoningai laužo pasakojimo struktūrą, kad parodytų, jog gyvenime niekas nėra tiesi linija. Kiekvienas pasirinkimas turi pasekmes, bet jos gali ateiti netikėta tvarka. Pagrindinius vaidmenis atlieka išties įspūdinga aktorių komanda. Kiekvienas jų sukuria nepamirštamus personažus, kurių net smulkiausi dialogai tapo kultiniais. Travolta ir Thurman Šokis Jack Rabbit Slims restorane yra viena ikoniškiausių scenų kino istorijoje. O Džilso, kurį suvaidino Samuel L. Jackson, Biblijos citata sakoma prieš žudynės, tapo legenda. Tarantino tuo metu atgaivino John Travolta, kurio karjera buvo beveik užgesusi po 80-ųjų. Po Pulp Fiction jis vėl tapo žvaigžde. Uma Thurman tapo Tarantino mūza, o Samuelis L. Jacksonas neatsiejama režisieriaus kūrybos dalis. Uma Thurman iš pradžių šiame filme nenorėjo vaidinti dėl heroino perdozavimo scenos, bet režisierius ją įtikino jai skirta ranka piešta atvirute, intymių ir asmeniškų gestų. Pats Tarantino taip pat pasirodo filme. Jis suvaidino Jimmy, kurio namuose slepiamas lavonas. Iš pradžių režisierius ketino įkūnyti Lancą, narkotikų priekeivį, pas kurį Vincentas atveža perdozavusią Mia Wallace. Tačiau vėliau apsisprendė apsikeisti vaidmenimis su Eriku Stoltzu, kad galėtų likti už kadro sudėtingiausios scenos metu. Būtent tos, kur Vincentas leidžia injekciją Miai Wallace. Bulvarinis skaitalas pasižymi ne tik stulbinančiu scenarijumi, bet ir ypatinga Tarantino režisūra. Ilgiai gyvi dialogai, netikėti siautėjimo protrukiai, humoro ir tragizmo derinys. Čia smurtas tampa ne tiek šokiruojančių, kiek estetinio elementų, o muzika įsilieja kaip savarankiškas veikėjas, kuris ne tik papildo scenas, bet ir suteikia joms ironijos bei savito stilingumo. Kiekvienas dialogas čia atrodo tarsi smulkmena, tačiau iš tikrųjų atskleidžia personažų pasaulėžiūrą. Scena, kur Jules ir Vincentas kalba apie tai, kad Paryžiuje Big Mac vadinamas Le Big Mac, o Quarter Pounder Royal with Cheese tai ne šiaip pokalbius apie maistą, tai būdas perteikti personažų pasaulėvoką, kultūrų skirtumus, apie tai, kaip žmonės mato pasaulį ir apie tai, kaip kasdienybė gali egzistuoti šalia žiauriausių nusikaltimų. Šis dialogų meistriškumas tapo Tarantino vizitinė kortele. Beje, dar vienas žaismingas ir kartu genialus Tarantino bruožas – išgalvoti prekių ženklai. Filmo pasaulis pilnas neegzistuojančių, bet atpažįstamų prekių ženklų, tokių kaip Red Apple Cigarettes ar Big Kahuna Burger. Tai padėjo režisieriui sukurti savitą visatą, atitrūkusią nuo realybės, bet tuo pačiu metu ir keistai pažįstamą. Šie išgalvoti produktai tapo dalimi Tarantino kino visatos. Jie pasirodo ir kituose jo filmuose, tarsi paslėptos detalės, jungiančios skirtingas istorijas į vieną visatą. Tarp mažiau žinomų, bet įdomių detalių tai, kad piniginė su užrašu Bad Motherfucker priklausė pačiam Tarantinui, o ir filme Samuel L. Jackson deklamuojama Biblijos citata iš tiesų išgalvota. Adrenalino injekcijos scena, kai Vincentas Vega duria adatą į Mia Wallace, buvo filmuota atvirkščiai. Travolta traukia adatą lauk, o įraše tai rodomas lyg dūris. Tai buvo pasiektas maksimalus tikroviškumas be ypatingų specialiųjų efektų. Pulp Fiction nufilmuotas už $8 milijonus. Nedidelė suma net tuo metu. Tačiau kūrybinė komanda sugebėjo padaryti taip, kad kiekviena scena atrodytų vizualiai turtinga. Tarantino naudojo itin mažo jautrumo kino juostą, kad išgautų švarų ir kontrastingą vaizdą. Daugelis scenų filmuotos realiose vietose. Pavyzdžiui, kavinė Hawthorne Grill egzistavo Los Andžele, o Jack Rabbit Slims iš tiesų buvo sandėlis, kurį dekoravo kaip restoraną.
Tematiškai Pulp Fiction kalba apie moralę, likimą ir atpirkimą. Tai filmas apie blogus žmonės, kurie kartais daro teisingus dalykus. Per daugelį metų iškilo daugybė teorijų apie paslaptingą lagaminą. Nuo versijų, kad jame yra Marcellus Wallace siela, iki teiginių, kad tai tiesiog MacGuffinas. Siužeto variklis, skirtas žiūrovų smalsumui palaikyti. Vieni teigia, kad auksinė šviesa, sklindanti iš lagamino, simbolizuoja pinigus, sėkmę ar net kino magiją. Kiti sako, jog tai Tarantino būdas pašiepti žiūrovus. Juk kartais mes taip ieškome prasmės, kad pamirštame tiesiog mėgautis pasakojimu. Ir būtent ši paslaptis kartu su Tarantino meilė dialogams, pop kultūros nuorodoms ir stilizuotam smurtui suteikė filmui begalinį gyvybingumą. Kalbant apie Tarantino stilių, verta paminėti jo santykius su smurtu. Kai kurie kritikai kaltina smurto šlovinimu. Tačiau Tarantino smurtą galima priskirti prie kinematografinio efekto, estetinio žaidimo. Jis ne tiek rodo žiaurumą, kiek analizuoja, kaip mes į jį reaguojame. Scena, kai Vincentas netyčia nušauna Marviną automobilyje, sukelia juoką ir siaubą vienu metu. Tai tipiškas Tarantino efektas – versti žiūrovą juoktis, kai jis neturėtų. Pulp Fiction taip pat išsiskiria kalbėjimo ritmu. Tarantino sukuria savo pasaulį, kuriame visi kalba tarsi aktoriai iš pop kultūros spektaklio. Bet tuo pačiu visiškai natūraliai. Dialogai pilni nuorodų į filmus, muziką, religiją ar maistą. Tampa gyvenimo būdu. Kiekvienas personažas atrodo tarsi cituotų kažką iš kito filmo. Ir būtent tai paverčia filmą metakinu. Istorija apie kiną, kuris žino, kad yra filmas. Tai nėra tiesiog filmas apie gangsterius. Tai istorija apie gyvenimo absurdą, atsitiktinumą ir žmonių pasirinkimus. Bulvarinis skaitalas susilaukė ne tik kritikuliausių, bet ir milžiniško komercinio pasisekimo. Daugiau nei $210 milijonų pajamų visame pasaulyje. Tai pavertė Tarantiną žvaigžde. Atgaivino John Travolta, Uma Thurman išgarsino kaip vieną ryškiausių savo kartos aktorių, o Samuel L. Jacksoną įtvirtino kaip neprilygstamą dialogų meistrą. Tačiau svarbiausia, filmas išliko kultūrinės reikšmės simboliu, net ir po 3 dešimtmečių. Citatos iš jo įrašytos į populiariausios kultūros DNR, o jos siužetė struktūra tapo vadovėlių pavyzdžių scenaristams, norintiems kurti kitokį kiną. Tai filmas, kuris tapo ne tik kino, bet ir kultūros dalimi. Su jumis buvo kinomanija.lt. Nepamirškite paspausti patinka mygtuką, palikti komentaro, ką dar mums vertėtų apžvelgti ir užprenumeruokite kanalą. Sekite filmų ir serialų naujienas kinomanija.lt portale ir socialiniuose tinkluose. Iki kitų kartų.